Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Matą. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kuogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Tai viešpaties žodis. Dievas savo malonę dosniai apdovanoja kiekvieną, tiek teisųjį, tiek nusidėjėlį. Jis niekam neuždaro savo širdies ir visada yra pasirengęs užmegzti su mumis gilų ryšį. Tėvas neskirsto savo vaikų į geresnius ar blogesnius. Kiekvienas iš jų yra mylimas, išskirtinis ir nepakartojamas, net jei žmonių kalba tariant teikia jam nerimą. Mes esame ir visada būsime jo vaikai. Tėvas nežiūri tave kaip į vieną iš daugelio. Kiekvienas iš mūsų jam yra brangiausias ir vienintelis nepakartojamas vaikas. Pagalvokime, kas būtų, jeigu Dievas meilę skleistų tik teisingiems ir geriems. Kas iš mūsų gali vadintis nesuteptu? Kas iš mūsų visada elgiasi teisingai ir gerai? Kas gali laikyti save šventuoju, užjaučiančiu? Aš tikrai ne. Todėl apima džiaugsmas supratęs tiesą, kad Dievas mane myli. Jis mane myli tiek būnant šventu, tiek kritus. Iš kur aš esu toks tikras? Jei jis manęs nemylėtų, aš visai nebūčiau gyvas. Todėl mes taip pat esame pašaukti dalintis šią dieviškąją meilę su kiekvienu. Kas myli savo priešus, tai iš tiesų supranta ir išgyvena Dievo meilę. Jeigu myli tik tuos, kurie tave myli, niekada nesuprasi ir nepriimsi Dievo meilės. Dievo meilė jį tiesiog dovanoja ir dalyjasi, nieko nesitikėdama atgal. Išmok mylėti kaip tavo tėvas. Būk pasirengęs duoti, pasirengęs apdovanoti kitus gerumu, bet nesitikėk nieko atgal. O ko man iš to? O kas neatlygins už tavo gerumą? Tavo priešas? Tas, kuris tave nekenčia, tas, kuris tau trukdo gyventi? Tas, kuris vengia tavęs? Būtent čia pasireiškia Dievo meilės grožis. Kuo daugiau dovanosi meilės tam, kuris tave nemyli, tuo labiau atsiveri priimti tėvo meilę. Tik tas, kuris myli be asmeninės naudos ir dosniai, patiria tikrąją Dievo meilę. Tėve, visos malonės ir meilės šaltinis, atverk mūsų širdis, kad galėtume priimti tavo beribę meilę. Padėk mums suprasti, jog kiekvienas iš mūsų yra tavo mylimas vaikas, nepaisant mūsų klaidų ir trūkumų. Suteik mums jėgų mylėti taip, kaip tu myli, be sąlygų ir išankstinių lūkesčių. Prašau tave, Tėve, padėk man, kad galėtume būti šviesa tamsiose pasaulio vietose. Meilė ten, kur vyrauja neapykanta. Suteik drąsos mylėti net tuos, kurie mus skaudina arba atmeta,
nes būtent taip atsiskleidžia tikroji tavo meilė. Padėk mums gyventi be savanaudiškumo, dalintis tuo, kad turime ir nieko nesitikėti atgal. Mokyk mus, kad tikra meilė kyla iš noro dovanoti, o ne gauti. Dieve, priartink mus prie savęs per kiekvieną mūsų žingsnį. Leisk mums kiekvieną dieną atrasti naujų būdų, kaip skleisti tavo meilę ir malonę. Leisk mums kasdien būti tavo meilės įrankiais šiame pasaulyje. Amen. Iš pelenų į gyvenimą.